viskas priklauso nuo sumanimo. Kokį sumanimą tu turi? Gali būti taip, tu nori blokuoti visą sieną ir neįsileisti priešo nei centimetrą į Lietuvos teritoriją. Tai scenarius yra numeris 1, pavyzdžiui. Tai tada tau reikia, aišku, ten minuoti, kasti visus kelius palei sieną ir taip toliau, bet ar administracinė siena yra ta vieta tikrai, kur tu ieškosi sprendimo, kur tu nori pasiekti taktinę pergalę, kur tu nori juos sustabdyti, kur tu nori juos sunaikinti, kur tu nori padaryti jiems didžiausių nuostolių. Ar ta administracinė linija yra ta vieta? Ar tu turi taktinę liniją, labai aišku įsivaizdavimą, kad aš atiduodu dalį savo teritorijos pirminėme etape su tikslu, kad juos pagauti ir padaryti jam nuostolių, apsupti juos, atkirsti jų logistiką ir juos sunaikinti. Čia yra daug labai faktorių. Toks paprastas įsivaizdavimas, kad mes padarom palei geografinę sieną, čia aklai viską užminuojam, visą kitą ir čia bus tvarkoj, būsim saugus. Yra neprofesionalus požiūris visiškai. Reikia stabdyti priešą ir daryti inžinierinės kliūtis tenai, kur tu tikiesi, kur tau vietovė yra palanki ir kur tu tikiesi sprendimo savo naudai. Kur jam tai bus nepatogu, tau patogu. Tau reikia jį nukreipti tą kryptimį, kur tu jo lauksi. O ne vien tik tai užminuoti visą perimetrą ir dabar galvoti, pažiūrėsim, ką jis dabar padarys. Ne, reikia stengtis nukreipti jo jėgas tau norimą kryptimį. Čia yra sumanimo esmė. Ar turi sumanimą? Tai yra mūšio sumanimas, tai yra mūsų taktika nuo amžinųjų. Tai yra Saulės mūšis, Durbės mūšis, tai yra Žalgirio mūšis, tai yra Oršos. Visada mes buvom mažesni, visada mes juos kažkur įsileisdavom ir visada mes juos užpuldavom. Mes niekada nebuvom didesni už nieką. Mes niekada prieš nieką nelaimėjom skaičiumi arba ginkluotės dydžiu. Mes visada per visą savo istoriją kariavom gudrumu įviliodami juos kažkur tai į jiem nepatogias sąlygas ir tokiu būdu pasiekdavom savo pergalės. Tai reikia tą turėti omeny.